Kas yra uranas? Sveiki inžinerijos mėgėjai. Mano vardas Igoris Filipė ir šiandien kalbėsime apie labai svarbią ir prieštaringą medžiagą. Ir jo panaudojimas gali būti tiek naudingas visuomeniai, tiek žalingas. Uranas. Bet kas yra uranas? Uranas yra cheminis elementas priklausantis sunkiųjų metalų grupiai ir periodinėje lentelėje žymimas simboliu U. Jis yra vienas žinomiausių elementų dėl savo naudojimo branduolinės energijos gamyboje ir branduolinių ginklų gamyboje. Jis yra radioaktyvus elementas ir skleidžia alfa, beta bei gama daleles. Ši savybė skleisti radiaciją yra tai, kas daro uraną naudingą branduolinės energijos gamyboje. Pavyzdžiui, urano branduolinės skilimas naudojamas šilumai generuoti, kuri vėliau paverčiama elektra branduolinėse elektrinėse. Uranas natūraliai randamas Žemės plutoje ir kaip bebūtų keista, jis yra vienas iš gausiausių elementų planetoje. Tačiau jis nėra randamas gryna forma, o tik tokiuose mineraluose kaip uraninitas ir karnotitas. Didžiausios urano atsargos pasaulyje yra sutelktos keliose šalyse, įskaitant Kazachstaną, Kanadą, Australiją, Rusiją, Pietų Afriką ir Jungtines Amerikos valstijas. Šios šalys yra atsakingos už didžiausią pasaulinę urano gamybą. Tai, kaip uranas randamas gamtoje, priklauso nuo mineralinio telkinio tipo, kuriame jis yra. Ir kaip ir jo forma, urano išdavimo procesas taip pat priklauso nuo telkinio tipo, kuriame jis yra. Yra trys pagrindiniai urano telkinių tipai – magminių uolienų telkiniai, smėlio telkiniai ir nuosėdinių uolienų telkiniai. Magminių uolienų telkiniai susidaro, kai uranas kaupiasi magminėse uolienose, tokiose kaip granitas ir riolitas. Šie telkiniai randami vietovėse, kuriuose vyksta vulkaninė veikla, o urano išgavimas iš šių telkinių dažniausiai atliekamas požeminė kasyba. Tuo tarpu smėlio telkiniai susidaro, kai uranas kaupiasi nuosėdose, tokiose kaip smėlis ir žvyras. Tokiose vietose kaip paplūdimiai ar net dykumos. Šie telkiniai dažnai randami sausame klimate, pavyzdžiui, Sacharos dykumoje, o urano išgavimas iš šių telkinių paprastai apima nuosėdų plovimą, siekiant atskirti uraną. Smėlio telkinių taip pat randama kitose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Indijoje ir netgi Brazilijoje. Tie, kurie jau yra girdėję apie juodojo smėlio paplūdimį Guarapariją, Espirito Santo valstijoje, žino, kad iš šio paplūdimio Torijoje galima pagaminti uraną 233. Nuosėdinių uolienų telkiniai susidaro, kai uranas kaupiasi nuosėdinėse uolienose, tokiose kaip klintis ir skalūnas. Uranas iš šių telkinių dažniausiai išgaunamas atviroje kasykloje arba požeminėje kasykloje. Svarbu pabrėžti, kad urano gavyba turi būti vykdoma atsargiai ir tinkamai. Atsakingai, siekiant sumažinti tiek poveikį aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Kasybos įmonės turi laikytis reglamentų ir normų. Griežtų taisyklių, kad užtikrintų savo darbuotojų ir vietos bendruomenių saugumą, taip pat sumažintų poveikį aplinkai. Iškasus prasideda šio mineralo, kuriame yra urano, pašalinimas. Išgavus uraną, jis yra apdorojimas, kad būtų pašalintos priemaišos ir padidinta jo koncentracija iki praturtinto urano. Bet jei tai pavojinga medžiaga, kaip ji išgaunama, kad nekeltų pavojaus darbuotojams? Uranas gali būti išgaunamas saugiai, jei imamasi tinkamų priemonių saugumui užtikrinti. Kasybos proceso metu gali būti išskiriamos radioaktyviosios dujos, tokios kaip radonas ir radioaktyviosios dalelės, kurias gali įkvėpti darbuotojai arba kurios gali patekti į aplinką. Be to, per didelį radiacijos poveikis gali sukelti sveikatos problemų, tokių kaip vėžys ir kitos ligos. Siekiant užtikrinti urano kasybos saugumą, būtinos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, darbuotojų naudojama asmeninė apsaugos įranga. Tinkama darbo vietų ventiliacija ir reguliarus radiacijos poveikio stebėjimas. Taip pat svarbu, kad kasybos įmonės laikytųsi taikomų saugos taisyklių ir normų, be to investuotų į darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, kad jie galėtų tinkamai valdyti kasybos keliamą riziką. Bet kas yra radioaktyvioji medžiaga ir kodėl uranas yra radioaktyvus? Radioaktyvioji medžiaga yra tokia, kuri turi nestabilių atomų.
Tai reiškia, kad jų atominiai branduoliai linkę savaime irti ir išskiria radioaktyviąsias daleles, tokias kaip alfa, beta ir gamma dalelės. Šios dalelės gali būti kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai, priklausomai nuo išskiriamos spinduliuotės kiekio ir tipo. Uranas yra radioaktyvus būtent todėl, kad turi šiuos nestabilius atominius branduolius. Konkrečiai, uranas 235 yra nestabilus urano izotopas, kuris naudojamas branduoliniai energijai gaminti. Taip yra todėl, kad jį galima suskaldyti bet kokios energijos neutronais, tačiau labiausiai žemos energijos neutronais, kuriuos vadiname terminiais arba lėtaisiais neutronais. Tuo tarpu uranas 238 yra nestabilus izotopas, natūraliai randamas Žemės plutoje ir jis mažiau naudojamas branduoliniai energijai gaminti. Taip yra todėl, kad jį galima suskaldyti tik didelės kinetinės energijos neutronais arba greitaisiais neutronais. Bet kas yra tie skaičiai po urano pavadinimu? Tai susijęs su masės skaičiumi. Urano 235 branduolyje yra 92 protonai ir 143 neutronai, o sudėjus abu gauname masę lygią 235. Tuo tarpu uranas 238 turi 92 protonus ir 146 neutronus, o sudėjus gauname jo masės skaičių ir dujas. Kai atomo branduolys suyra, jis išskiria radioaktyviąsias daleles, kurios gali būti pavojingos žmogaus sveikatai ir aplinkai. Pavyzdžiui, alfa daleles gali sustabdyti popieriaus lapas, tačiau beta ir gamma dalelės gali prasiskverbti į žmogaus kūną ir padaryti nepataisomą žalą ląstelėms bei dezoksiribonukleorūgštis. Dėl šios priežasties svarbu imtis tinkamų saugumo priemonių dirbant su radioaktyviosiomis medžiagomis, įskaitant uraną. Jei mėgstate serialus, labai rekomenduoju HBO serialą Černobylis, kuriame paaiškinama, kas įvyko per Černobylio atominės elektrinės avariją Ukrainoje. O kokią žalą radiacija gali padaryti žmonėms ir vietai, kurią jį paveikia. Bet kur naudojamas uranas? Kaip jau minėjau vaizdo įrašo pradžioje, uranas daugiausiai naudojamas kaip kuras branduoliniuose reaktoriuose elektros energijai gaminti. Kai uranas branduolinėme reaktoriuje bombarduojamas neutronais, įvyksta grandininė reakcija, kuri išskiria didelį kiekį šiluminės energijos. Ši energija tada naudojama gaviai gaminti, kuris suka turbinas ir generatorius, kad būtų gaminama elektra. Mes jau esame sukūrę vaizdo įrašą, kuriame paaiškinome, kaip veikia branduolinė elektrinė. Jei jums įdomu, šio vaizdo įrašo pabaigoje paliksiu nuorodą į tą vaizdo įrašą, kad galėtumėte pasižiūrėti. Uranas taip pat naudojamas branduoliniams ginklams gaminti. Tai vyksta tada, kai uranas 235 yra praturtinamas, kad padidėtų jo koncentracija ir naudojamas tas pats branduolinės skilimo principas. Kai jis yra bombarduojamas neutronais, prasideda grandininė reakcija, kuri išskiria daug energijos. Be elektros energijos gamybos ir branduolinių bombų gamybos, uranas turi daugybę kitų panaudojimo būdų įvairiose srityse. Pavyzdžiui, medicinoje. Branduolinė medicina naudoja urano radioizotopus tiek ligų diagnostikai, tiek gydymui. Pavyzdžiui, tas pats uranas 235 naudojamas radioaktyviems izotopams gaminti, kurie gali būti naudojami vaizdavimo tyrimuose, tokiuose kaip tomografija ir scintigrafija. Tuo tarpu uranas 238 naudojamas vėžio terapijoje, nes išskiriama radiacija gali sunaikinti vėžines ląsteles. Uranas taip pat naudojamas kaip kuras kai kurių tipų kosminių laivų varikliuose, pavyzdžiui, mažo masto branduoliniuose reaktoriuose. Energija išlaisvinta branduolinės skilimo metu naudojama skysčiui šildyti, kuris išsiplečia ir suka turbinas. Taip sukuriama mechaninė energija varomai jėgai. Jis taip pat naudojamas įvairiose pramonės šakose, pavyzdžiui, keramikos ir stiklo gamyboje, kur naudojamas kaip pigmentas spalvos ir blizgesio efektams išgauti. Taip pat, uranas yra cheminis elementas svarbus moksliniams ir technologiniams tyrimams, naudojamas įvairiose eksperimentuose ir studijose. Pavyzdžiui, tyriant atomo branduolio struktūrą. Jis gali būti naudojamas netgi dažų gamyboje, fluorescencinėse medžiagose, branduolinėse baterijose ir netgi centrinio šildymo sistemose. Nors jis turi įvairių panaudojimo būdų, svarbu pabrėžti, kad urano naudojimas yra griežtai reguliuojamas ir kontroliuojamas, nes tai yra labai radioaktyvi medžiaga. Ar žinojai apie visus šiuos urano panaudojimo būdus? Manai, kad turėtume daugiau naudoti šį elementą elektros energijos gamybai? Parašyk komentaruose, man įdomu sužinoti tavo nuomonę.
Čia šone paliksiu 2 vaizdo įrašus, kurie jums taip pat gali patikti. O vienas iš jų yra būtent tas, kuriame kalbėjau apie branduolines elektrines. Jei patiko vaizdo įrašas, paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą ir pasidalink vaizdo įrašu, kad daugiau žmonių sužinotų apie uraną. Štai tiek inžinerijos entuziastai, didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.